Sveika nuostabioji siela. Ar pastebėjai, kad už kiekvieno noro, veiksmo ar tavo sprendimo slepiasi pats giliausias noras - noras būti laiminga. Ir tavo akis visada tave išduoda ir visada tave išduos. Jei jos yra pavargusios, užgesusios, apsiblaususios, vadinasi, kenčia tavo siela. Na, o jei tavo akis spindi, trykšta gyvybė, yra žvitrios, vadinasi, tavo siela yra laiminga. Džiaugsmas ir spindinčios akys yra pats didžiausias tavo gyvenimo turtas. Ir yra labai didelis skirtumas gyventi gyvenimą ar egzistuoti gyvenime. Kodėl tiek daug nuostabių sielų vis dar nesijaučia laimingos? Kodėl joms jų pačių prigimtinė būsena - pilnatvė, meilė, ramybė, džiaugsmas, drąsa, lengvumas, priėmimas, saugumas. Kodėl ši būsena yra nepasiekiama? Juk visa tai gyvena tavyje, tavo sieloje, tavo širdyje. Ir visa tai priklauso tau, prigimtinė tavo teisė. Tai kodėl tu nesijauti laiminga? Mes esam pasiklydę. Vis dar labai didelė dalis žmonių pilnatvės, laimės, džiaugsmo, meilės, patvirtinimo ieško išorėje. Tačiau išorėje yra tik tavo vidinių būsenų atspindys. Ir tik tuomet, kai tavo širdie išsiskleidžia vidinis džiaugsmas, išorėje gali patirti dar daugiau džiaugsmo. Kai savo viduje patiri saugumą, priėmimą, išorėje gauni to patvirtinimą, kad būtent taip ir yra. Kai tavo širdie apsigyvena meilė, pasaulis patampa mylinčiu. Kai tu turi vidinę ramybę, išorėje niekas negali jos iš tavęs atimti. Tai kodėl taip sunku pasiekti laimingos sielos būseną? Nes mūsų gyvenimą valdo mūsų įskaudintos sielos jausmai. Mes matome ir patiriame pasaulį per iškreiptą jo prizmę, per savo skausmo filtrus, per iliuzijas, per nuoskaudas, per neįgyvendintus lūkesčius. Taip pat mūsų gyvenimą per stipriai valdo mūsų protas, kuris glaudžiai bendradarbiauja su ego. O ego visada labai gerai žino, kaip viskas turi būti ar nebūti. Ir kai tik tai kas nors netitinka mūsų pačių susikurtų ego taisyklių, mes patiriame neteisybę, atstūmimą, įsižeidžiam, įsiskaudinam, kovojam, vertinam, teisiam, kritikuojam, smerkiam. Trokštam įrodyti savo tiesą, ginam savo teisės. Tokiu būdu nuolatos esam įtampa ir pergyvenime. Arba jei tu pati elgiesi ne pagal savo ego taisyklės, tavyje apsigyvena vidinis kritikas, kuris tave nuolatos kaltina, smerkia, žemina, gėdina. Ir tu pradedi bijoti kitų žmonių nuomonės, tu pradedi atsiriboti, slėptis. Tu pradedi vadovautis kitų žmonių nuomonę, bijai neįtikti, bijai nepatikti, bijai, kad pasmerks, bijai būti atstumta, nesuprasta, neišgirsta. Kai tavo gyvenimui vadovauja tavo vidinis ego, stipriai krenta tavo savivertė. Pradedi jaustis nieko verta. Arba įdedi daug pastangų, įrodinėdama, kad esi verta. Ir tuomet pati pradedi save bausti, taisyti, tobulinti,
Ir taip užsisuki savęs naikinimo rate. Tai kur išėjimas? Pirmas momentas, tu turi suvokti, kad niekas neteis ir tavęs nepadarys laimingą. Taip, gali momentai nutikti, smagus, linksmi, džiaugsmingi, bet tai tik momentai. Tikra laimė yra tik tavyje ir tik tu gali leisti jai užgimti tavyje. Antras momentas, tu turi suvokti, kad laimė nenukris iš dangaus. Ir niekam ji nenukrito. Ir jeigu žmogus yra laimingas, džiaugsmingas, pakylėtas, patiria ramybę, pilnatvę, tai yra jo didelio darbo su savimi pasiekmė. Trečias momentas. Tu turi norėti būti laiminga. Norėti būti laiminga. Nes yra daug žmonių, kuriems patinka skustis gyvenimu. Būti nepatenkintais, irzliais, būti aukomis. Tiesiog toks yra jų pasirinkimas. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Klausimas, kuriai kategorijai priklausai tu. Tada tu turi nuspręsti, pasirinkti, išsakyti ketinimą. Aš renkuosi būti laiminga. Ir kas be nutiktų, tęsiu šią kelionę iki tol, kol pasieksiu šį tikslą. Iki tol, kol jausiuosi laiminga. Tavyje turi degti troškimas, kuris tave ves, palaikys ir motyvuos. Ypač tuo metu, kai tu prarasi tikėjimą, kai bus sunku, kai norėsi viską mesti. Darbas su savimi nėra lengvas dalykas. Ir nuo šio sprendimo prasideda ilgas kelias, kuris reikalauja atsakomybės, pasiryžimo, pastovumo, išmanimo ir dėmesingumo. Ir tam, kad pasikeistų tavo gyvenimas, reikia atlikti giluminį darbą su savimi. Išgydyti sielą, sielos žaizdas, išmokti pasitikėti savo širdimi, išdrįsti atsiverti meiliai, džiaugsmui, dėkingumui. Kiek mažai mumise dėkingumo. Tu turi išgirsti savo vidinį vaiką ir jam duoti viską, ko jisai nori, ko jisai negavo, kai buvo vaiku. Apkabinti, palaikyti, padrasinti, pažaisti. Galų gale nupirkti jam ledų. Iki tol, kol jis patampa laimingu. Tu turi paleisti nuoskaudas, įsižeidimus, ambicijas. Tu turi priimti, mylėti savo atstumtasias dalis. Koks yra tavo gyvenimas, labai priklauso nuo to, kokią emociją patiri dažniausiai. Aš tai vadinu foninė vibracija. Ką tu spinduliuoji? Ką nuolatos iš savęs pasiunti į visatą kaip užsakymą? Nerimą, susierzinimą, pyktį, priekaištus, nepasitenkinimą, baimę, kaltę, gėdą, abejonės. Tavo tikslas išmokti transformuoti šitas sunkias emocijas į lengvas, šviesias, laimę ir džiaugsmą nešančias, meilę, pasitikėjimą, ramybę, pilnatvę, leidimą viskam būti. Jausmas yra tavo gyvenimo įvykių magnetas. Aš eidama savo asmeninės laimės link daug klaidžiojau, todėl sugaišau daug laiko. Bet kadangi turėjau tvirtą norą, tvirtą pasiryžimą, tvirtą ketinimą pasiekti tą galutinį tašką, man pavyko nesustoti vidury. Ir galų gale jaustis taip, kaip visada norėjau jaustis.
Ir kai mano gyvenimas persisunkė nuoširdžiu, ne per protą, per širdį kylančių dėkingumu, tobulumo pojūčiu, meilė, meilė savo, meilė žmonėm, meilė pasauliu, džiaugsmu. Viskas, kas be nutiktų, pradėjau patirti kaip dovaną, kaip tos akimirkos pačią geriausią, pačią nuostabiausią dovaną, patį geriausią variantą. Ir tuomet širdyje užgimsta dar daugiau dėkingumo ir dar stipresnis gyvenimo tobulybės pojūtis. Tada akis pradeda spindėti savaime. Gyvenimas pradeda skambėti melodiją, kurią pati kuriu. Gyvenimas užsipildo gražiausiam spalvom, kaip gamta nusidažo rudenį. Gyvenimas prisipildo skaniausiais aromatais, kaip gamta jį užpildo vasarą, pavasarį, rudenį ir žiemą. Ir ateina jausmas, aš gyvenu gyvenimą. Ir todėl tau eiti į susitikimą su savimi bus žymiai lengviau. Nes aš tave vesiu tuo keliu, kuriuo pati praėjau. Viskas yra praktiškai patikrinta, išbandyta ir įsitikinta, veikia 100%. Todėl tu sutaupysi labai daug laiko paieškoms. Tau tiesiog reikės pasinerti į darbą su savimi. Ir jeigu tau rezonuoja tai, apie ką aš kalbu, tai nuoširdžiai tave kviečiu į bazinę emocijų paleidimo bei sąmonės plėtimo kursą pradedantiesiems ir ne tik laimingą sielą. Jeigu tu nori suvokti, kaip veikia visatos dėsniai, kaip jos taikyti savo gyvenime, ką daryti, kad tavo akis atspindėtų laimingos sielos būseną, kviečiu prisijungti. Tai išgijimo, meilės ir svajonių išsipildymo kelias. Prisijunk, dalyvauk, patirk ir leis savo būti laiminga. Daugiau informacijos rasi apie šį kursą po šio video. Na, o jeigu patiko, spausk patiko. Jei manai, kad kažkam gali būti naudinga, pasidalink ir laukiu tavęs kurse. Iki.